Sveiki, aš esu Aleksandras Mota ir šiame vaizdo įraše pradėsiu kalbėti apie temą, kurios daugelis manęs jau prašė, jau klausinėjo, o aš vis duodavau tik patarimus. Pažiūrėk tą vaizdo įrašą, pažiūrėk tą struktūrą ar ne. Bet dabar aš tau kalbėsiu konkrečiai apie dorsalgiją, nugaros skausmą, skausmą tarp menčių, skausmą šonkauliuose, nugaroje žinoma taip. Ir šiame pirmajame vaizdo įraše mes kalbėsime apie tuos skausmus, kurie kyla dėl trigerinių taškų, įtampos tarp menčių ir čia šiame raumenyje, kuris yra virš mentės, peties raumenyje, vadinamame trapeciniu raumeniu. Mentė yra trikampio formos, kurio pagrindas plati pusė yra viršuje, o viršūnė apačioje. Užpakalinėje, tiksliau priekinėje mentės pusėje, tarp mentės ir šonkaulių yra raumuo, vadinamas pomentiniu raumeniu. Šis raumuo, kai jis yra spazmuotas, įtemptas, o jis jau turi tam tikrą polinkį į tai, jis trukdo tiek rankos, žastikaulio, peties sąnario judesiui, bet taip pat traukia mentę į išorę. Ir kai jis tai daro? Visi šie raumenys, kurie jungiasi prie menties ir stuburo, arba prie menties ir krūtinės ląstos, arba prie menties ir kaklinės stuburo dalies, linkę atsidurti nefunkcionalioje, blogoje padėtyje, tarsi jie būtų, kabutėse, per daug ištempti. Gerai? Ir kai tai atsitinka, šioje srityje, tarp menčių, šioje trapecinio raumens srityje, arba virš mentės, arba net šiek tiek žemiau, dažnai kaupiasi įtampa, atsiranda skausmas, arba tie garsieji trigerio taškai, arba tie skausmingi mazgeliai, tiesa. Ir daugelis žmonių su tuo kovoja, daro tempimus, masažus, bando naudoti kokią nors techniką, kad pašalintų tos trigerio taškus, nors iš tikrųjų problema yra čia, mentėje. Ir tik priminti, įsivaizduokit, kad aš čia paėmiau ir išėmiau savo mentę. Čia yra užpakalinė dalis, o čia priekinė menties dalis, kuri yra tarp menties ir šonkaulių. Būtent iš čia išeina tas raumuo, apie kurį kalbėjau, vadinamas pomentiniu raumeniu, kuris traukia mentę į išorę. Kad galėtume atlikti šią atpalaidavimo techniką, pagerinti pomentinį raumenį ir palengvinti visą tą skausmo, diskomforto bei įtampos padidėjimo sritį, mes apkabinsime mentę tokiu būdu. Nykštys įsistums tarp menties ir šonkaulių, o kiti pirštai liks už nugaros. Tam, jei nori dirbti su dešinė mente, dešinę ranką dedu ant kairio peties. Mentė bus čia. Ir aš darysiu būtent taip, kaip sakiau, štai. Nykštys įeina, apglėbdamas mentę atsargiai, kad neateitų per daug čia į vidurį prie šonkaulių, gerai. Apkabink mentę, o šią ranką, kuri yra viršuje, tiesiog atpalaiduok. Ir su pirštu ieškai kokio nors jautresnio taško. Daryk tai ramiai, nes šis raumuo dažnai būna įsitempęs, net jei nejauti skausmo šioje srityje. Kai paspaudim, kartais net nustembi. Todėl būk atsargus, spaudyk lėtai. Štai, apkabinai, atpalaidavai viršutinę ranką ir nykščiu ieškai kokio nors skausmingesnio taško. Gali įeiti giliau, dar giliau spausti. Tarsi nykščiu bandytum atskirti mentę nuo šonkaulių. Arba spausti patį raumenį, ieškoti mentėje, vidinėje mentės pusėje, kur yra jautresnis taškas. Kai surasi tą jautresnį tašką, gali dirbti dviem būdais. Pirmas būdas – daryti švelnų, sukamąjį masažą, stengiantis, kad skausmas būtų kuo silpnesnis. Masažuok tol, kol pajusi, kad pats raumuo atsipalaiduoja, tampa minkštesnis, o skausmas sumažėja. Antras būdas dirbti su šiuo jautresniu tašku, su šiuo raumeniu, yra taikyti išeminę inhibiciją arba Joneso inhibicinę techniką. Ką tu darysi? Spausi tašką, palaikysi nedidelį, kiek įmanoma mažesnį lengvą skausmą. Ir pasinaudok progą. Su kiekvienu kvėptelėjimu, iškvėpdamas orą, dar labiau atpalaiduok viršutinę ranką, dar labiau atpalaiduok petį, leisk pečiui nukristi ant grindų.
Išlaikyk tą spaudimą, kol skausmas sumažės, arba laikyk spaudimą 90 sekundžių, kas įvyks pirmiau. Po to, kai suradai 1, 2, 3 skausmingus taškus ir atlikai darbą, tų taškų inaktyvavimą, gali vėl patikrinti įtampą tose raumenyse, surasti trigerinius taškus ir rankos judėjimo laisvę. Daugumai žmonių visa ši įtampos ir trigerinių taškų skausmo juosta dingsta, tarsi stebuklingai. Jei tau taip nutiko, noriu, kad padarytum štai ką. Jau supratai žinutę, kurią tavo kūnas, tavo subskapuliarinis raumuo siunčia. Jam reikia atpalaidavimo, jam reikia atsipalaiduoti, nes tavo kasdienė veikla, tavo įpročiai, laikysena, gyvenimo būdas sukelia įtampos kaupimąsi šiame raumenyje. Gerai? Taigi, pasirink laiką dienoje, išsirink valandą, kai esi laisvas, tai gali būti ryte, kai atsikeli, po pusryčių, vakare ar per pietų pertrauką, bet kuriuo metu. Kai tik esi laisvas, nustatyk žadintuvą telefone ir tegu jis kartojasi kiekvieną dieną. Kai suskambės žadintuvas, nueik ir atlik to raumens slopinimą taip, kaip šiandien išmokome. Po to pastebėk, kiek tavo ranka, petys, kūnas tapo patogesni, laisvesni, sveikesni. Dar vienas patarimas. Dar labiau padeda, jei tai pasakysi garsiai. Mano ranka dabar daug laisvesnė, petys atpalaiduotas, jaučiu visą savo ranką, visos buvusios skausmo ir įtampos vietos dingo. Aš ką tik suteikiau savo kūnui daugiau sveikatos, daugiau komforto ir pagerinu savo gyvenimo kokybę. Gali atrodyti kvaila tai sakyti garsiai, bet kai tu sakai tai garsiai, tu įtrauki savo sąmonę. Dėmesį nukreipi į tą aspektą. Ir tai padės tavo kūnui ilgiau išlaikyti tą gerą savijautą. Ir tai padės šiam įpročiui greičiau įsitvirtinti tavo kasdienybėje. Kitas dalykas, jei tau tai padėjo, jei palengvėjo, jei tie trigeriniai taškai, tie skausmingi taškai dingo tarsi stebuklingai, tada pasikalbėk su žmogumi, su specialistu, kineziterapeutu, gydytoju ar pilateso instruktoriumi, kuris tave prižiūri. Ir pasakyk, žiūrėjau daktaro Aleksandro Motos vaizdo įrašą internete, kuriame jis kalbėjo apie subskapuliarinį raumenį. Jis mane išmokė, kaip patikrinti ir palengvinti. Kai pabandžiau, labai pagerėjo. Aleksandrai, kodėl turėčiau tai sakyti? Paprasčiausiai todėl, kad ši informacija gali padėti geriau nukreipti tavo gydymą. Ir jei tau patiko šis vaizdo įrašas, jei jis tau padėjo, jei sužinojai ką nors naujo, pasidalink juo su 2 žmonėmis. Pagalvok apie 2 žmonės, kuriems to reikia, kurie jaučia skausmą, skundžiasi skausmu, įtampa šioje peties, mentės, kaklo srityje. Nugaros skausmas, dorsalgija, tai tema, kurią dabar nagrinėjame ir nusiųsk šį vaizdo įrašą tiems žmonėms. Gali nukopijuoti nuorodą, nusiųsti per Facebook, pažymėti čia apačioje, jei žiūri mane per Facebook, pažymėk čia apačioje, jei žiūri mane per Instagram. Arba gali nusiųsti nuorodą iš YouTube, jei žiūri mane per YouTube. Paštu, per WhatsApp ar bet kur tik nori. Svarbiausia, kad paskatintum tą žmogų pažiūrėti šį vaizdo įrašą, nes taip gali labai padėti pagerinti jo gyvenimo kokybę ir sveikatą. Taigi čia ir baigsiu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.